Sveiki, čia laida apie ūkį ir bites. Turbūt daugelis esame girdėję ūkininkų, besiskundžiančių mažomis pieno supirkimo kainomis. O kai kas sako, kad perspektyvūs gali būti tik stambūs pienininkystės ūkiai. Tai gali būti tiesa, jei kalbėtume apie ūkius, kurie gamina ir parduoda perdirbėjams žaliavinį pieną. Tačiau mūsų žurnalistų parengtas reportažas ne apie tai. Šį kartą mes jums siūlome apsilankyti ūkiuose, kurių šeimininkų žaliavinio pieno rinkos kainos tiesiog nedomina. Tai čia bus avių širdelės. Vakar pienas buvo užrauktas su rūgpieniu, trupučiu rūgpienio ir trupučiu fermento. Ir jisai rūgsta parą laiko. Ir tada po paros išpilstomas į formeles. Diena Audriaus Jokubausko ūkyje Kabeliuose Varėnos rajone prasideda gana anksti. Tačiau pieno ūkiuose taip jau įprasta. Dažniausiai gyvuliai melžiami anksčiau nei pusryčiaujama. O penktadieniais, būtent šią savaitės dieną lankėmės Audriaus ūkyje, darbo būna tiek, kad sunku ištaikyti laiko net ir papietauti. Sunkus tas pienininko darbas? Lengvas. Taigi bidonėlis 10 litrų kažkaip pakelt. Bet anksti keltis, ta diena kaip jinai tokia? Gera diena, labai kartais būna penktadienis, tai labai yra sunki diena darbo prasme, o šiaip tai dienos visos smagios yra, nes atsikeli anksti, ypač pavasarį, paukščiai čiulba, jeigu oras geras, o blogo oro apskritai nebūna. Bet gerai, man tai tas darbas prie širdies ir aš dirbu dėl to, kad aš noriu. Giedrius sako šis, kad jisai atostogauja, o nedirba. Man tai labai smagu, kad gali išeiti į savo didelį kiemą ryte, atsigerti kavos, pasileisti šunis ir daug erdvės, daug žalumos. Gyvuliai, tvartai, mėšlas, visas šitas negazdina? Tikrai ne. Tas irgi turi savo romantikos. Kažkaip visi dažniausiai žmonės įsivaizduoja tą tokį iš pabėgimą į kaimą, tokį romantišką, kad kada nori keliesi, nieko daryti nereikia ir dažnai tiesiog tokios svajonės sužlunga. Gal į miestą ateiti iš kaimo yra šiek tiek lengviau, nes tu nereikia kažkokių, tu gali įsidarbinti ir dirbti, nereikia kažkokių startinių investicijų. Ateiti iš miesto į kaimą truputėlį sudėtingiau, nes reikia nuo kažko pradėti, reikia tos žemės, reikia kažkokių įrankių. Bet tas turi vykti, nes žmonių noras vis tiek yra per gyvenimą keistis. Žmogus visą laiką ieško, kas jisai yra iš tikrųjų. Ir aš manau, nereikia to riboti, tegul kuo daugiau žmonių iš kaimo važiuoja į miestus, į kuo didesnius miestus, kuo toliau esančius miestus. Tegul jie ieško savęs, tegul miestiečiai važiuoja į kaimą, kuo glūdesnį kaimą ir ten ieško savęs. Audrius ir Jovita, kaip jie patys sako, tikri miestiečiai. Tiesa, Jovita baigusi veterinarijos mokslus, o štai Audrius apie gyvenimą kaime žinojo tik tai iš nuogirdų. Tačiau dabar šį mieste savo vietos neradusį ūkininką žino dažnas gero sūrio mėgėjas. Aš manau, kad kaip tik tokia produkcija ir turi perspektyvą, nes atėjo visos Maksimos, visi didieji prekybos centrai užkariavo rinką ir žmonėm norisi kažko tai natūralaus, tikro, to tokio betarpiško bendravimo ir tiesiog tai yra gyvenimo būdas, nesiekis užkariauti pasaulį. Pats stengiasi ir pagaminti, ir perdirbti, ir parduoti. Užmegzti tiesioginį kontaktą su savo klientu, su valgytoju. Ir ką mes sakom, kas yra labai svarbu, kad žmonės, kurie perka, kurie patys neužsiaugina, ar ne, kad jie būtų kuo sąmoningesni, kad jie kuo sąmoningesnį pasirinkimą darytų dėl to, ką deda į savo lėkštę. Aš labai norėčiau, kad jų siekiamybė būtų į savo lėkštę dėti gerą produktą, su pagarba užaugintą. Ir kad jie to produkto ieškotų, kad dėtų pastangas, kad skirtų nebūtinai daug pinigų tam, bet kad skirtų šiek tiek laiko, skirtų valandą laiko per savaitę kokybiškam maitinimuisi. Tokiu būdu jie palaikys kaimo ekonominę ir socialinę struktūrą, smulkius ūkius, kurie sukuria tokį nuostabų mozaikišką peizažą ir jie sveikai maitinsis. Jei Audriaus ūkis būtų didesnis, jį už žemės ūkio politikos ateitį atsakingi pareigūnai galėtų pavadinti pavyzdiniu. Mat pastaruoju metu sparčiai sumažėjus gyvulių, o ypač pieninių galvijų skaičiui, imta skatinti pienininkystę. O štai ūkiuose pagaminto pieno perdirbimas remiamas pasitelkiant Lietuvos kaimo plėtros 2007-2013 metų programos priemonės. Tokie žmonės iš tikrųjų
yra gerbtini, jie nesiskundžia, jie turi savo klientų, pirkėjų ratą ir tokiem norėtųsi ir pasakyti, nebijokite. Žemės ūkio ministerija per kaimo plėtros programą tiek šiam laikotarpiu, tiek ateityje mes tikrai galvosim, kokiu būdu paskatinti arba paremti tuos ūkininkus, kad jie galėtų nors nedidelės apimties projektus įgyvendinti, nusipirkti ar tai separatorius, ar dar kokius, ką ten reikėtų, pasterizatorius ar dar kažką tai, kad jų produkcija galėtų būti, iš tikrųjų, dar patrauklesnė. Tai mūsų ūkis, jisai nestambus ir galų galia tai yra dabar netgi virtęs tokių kooperatyvų, mini kooperatyvas, super smulkus. Mes naudojam, šiemet naudosim 20 hektarų žemės. Tai čia yra juokas, ar ne, palyginus. Bet ta pridedamoji vertė, kurią sukuria tas 20 hektarų su visais gyvuliais, su visais sūriais, tai yra šis tas, yra labai gražus, man atrodo, dalykas. Tai va tas smulkus ūkis yra gera labai terpė tokiam eksperimentui, pabandyti paeksperimentuoti. Audrius kas rytą melžia 3 karves ir beveik 30 pieninių ostfryzų avių. Prieš metus su visais gyvuliais iš Dragužių persikraustęs į netoli Marcinkonių esančius Kabelius, jis sugebėjo savo ūkininkavimo koncepciją sužavėti ir gretimame kaime gyvenantį Giedrių. Dabar abu vyrai drauge darbuojasi sūrinėje skambiu pavadinimu Varinis puodas. Sūrininkai daro sūrius variniuose puoduose. Dėl to, kad varis nereaguoja su rūgštim, o pienas sukuria visą laiką rūgštinę terpę. Varis pats geriausias dalykas, jau nežiūrint tai, kad jis atrodo įspūdingai. Ir radau aš tą puodą ir Prancūzijoje, kalnuose, pietuose. Ir pardavinėja toksai senas vyrukas, kuris sako, kad pirkit jūs tą puodą, bet mokėkite grinais ir pasimkite iš namų. Jokių kurjerių, jokių bankinių pavedimų nepriimu. Sakom, gerai, reikia agento. Tai buvo didžiausias iššūkis, kaip iš to žmogaus puodą paimti, jiems sumokėti pinigus. Šiame puode telpa beveik 100 litrų pieno. Jei naudojamas karvės pienas, iš jo galima padaryti vieną gana didelį arba porą šiek tiek mažesnių sūrių. Tądien, kai lankėmės, Audrius gamino šveicariško tipo fermentinį skylėtą sūrį, pavadintą netoliese tekančio Skroblaus upelio vardu. Viską nors naujo sugalvojantis Audrius sako, kad tai pirmieji jo sūriai pagaminti pagal šią receptūrą. Šiek tiek skiriasi gamybos procesas. Pavyzdžiui, šį sūrį reikia slėgti išrūgose. O ar skanus ir ar tikrai skylėtas bus matyti po 1,5 mėnesio. Techniškai, tai kad būtų sūris geras, jis turi būti valgomas. Valgomas, reiškia neužkrėstas, neužterštas, jisai turi būti normalios padarios išvaizdos, įmanoma paimti kažkokiu tai ten šaukštu ar ranka ir kai valgai, tau jisai teikia malonumą. Tai yra geras sūris. Reikia valgyti galbūt po nedaug, bet kuo įvairesnių sūrių, stengtis ragauti ir atrasti, kuris yra geras ar ne. Labiausiai aš tai akcentuočiau sūrininką ir jo patikimumą. Jeigu pasitikė žmogum, tai pasitikėsi ir jo produktų. Prisiminti reikia tą ištakas, esmę ir kaip jau esam kalbėję kažkada, kad Lietuvoje mes su kiekiu produkcijos, kaip ten, sakykime, kitos šalis didelės, mes pasaulio nenustebinsim. Ir aplamai, reiškia, vidaus rinkoje, ką mes galim iš tikrųjų, tai turim ir pradėti nuo vidaus rinkos, nes tik po to galbūt galėsim išeiti su nedideliais kiekiais produkcijos, kad ir pas tos pačius kaimynus, ar Latvijos, ar Estus, ar dar. Audrius – sūrio gamintojus ir valgytojus vienijančios asociacijos Vivasol direktorius. Sūrininko amato jis mokėsi Dargužiuose, stažavosi pieno ūkiuose Prancūzijoje. Pieninės avis nusprendė laikyti, norėdamas padidinti sūrių įvairovę. Dabar jo sūrinėje gaminama 10 skirtingų produktų iš avių ir karvių pieno. Audrius nesistengia gaminti sūrių tik pagal patikrintus receptus, o linkęs ir paeksperimentuoti. Štai šie karvės pieno sūreliai vadinami raistukais, o jiems pagardinti Audrius naudoja džiovintas spanguoles ir gailių šakeles iš netoliese tyvuliuojančios Čepkelių pelkės. Avies ir karvės pieno sūriai, kuo jie skiriasi? Skonio prasme, tai geriant pieną, ragaujant, jie labai mažai kuom skiriasi.
gal kiek avių pienas atrodo saldesnis, tas jo riebumas net nesijaučia. Kažkaip labiau netgi kartais jaučiasi karvių pieno riebumas, o sūriai, aišku, jau, reiškia, netgi rūgpienį paragavęs, jau pajaustum didesnį skirtumą. O jeigu ragauji sūrį, avių arba karvių ir nešviežią sūrį, o brandintą sūrį, tai tada skirtumas jausis tikrai didelis. Nedidelio pieno ūkio savininkas Audrius kol kas eksperimentuoja. Stengiasi per daug nesiplėsti, neimti kreditų ir viską gaminti pats, be samdytų žmonių pagalbos. Pasak Lietuvos kaimo plėtros 2007-2013 metų programos įgyvendinimą kuruojančių specialistų, tokie smulkūs ūkiai kaip Audriaus šio programinio laikotarpio metu galėjo naudotis paramą pagal programos priemonę pusiau natūrinis ūkininkavimas. Viskas gerai, galima ir panaudoti tą paramą. Jeigu jinai būtų protinga, tai tikrai galima panaudoti. Jo, nes visą laiką tų investicijų reikia ir iš tikrųjų nemaišo, žinai. Bet man labiau patiktų parama tokia daugiau tiesioginė iš tų žmonių, kurie perka, kurie valgo, iš valgytojų pusės. Dabar man nuostabiai skamba iš tikrųjų, kai kokių ūkininkų pasamprotavimai, kad ten iš 300 hektarų negaliu išgyventi. Maža. Bet čia yra klausimas ne to, ką žemė duoda, čia yra klausimas, kada yra gana. Mano godumo ribos klausimas. Mes irgi godus esame. Aš, pavyzdžiui, melžiau avis rankomis iki šiol, o dabar noriu daugiau, tai reikia įjungti aparatą, jau tada paukštelių negirdžiu, bet man reikia. Tai čia kažkaip tai reikia tą ribą pajausti. Jeigu kalbam apie pusiau natūrinį ūkį, tai šitoje vietoje iš tikrųjų tik tiesioginių pardavimų būdu galėtų būti produkcija realizuojama iš savo kiemo. Ir šitoje vietoje, realiai net kokius projektus turbūt kurti būtų, nedaug prasmės. Tai pats savininkas ir galės nuspręsti, ar jam reikia naujo koštuvo, ar separatoriaus, ar kokio tai reiškia kito įrenginio. Ir, sakykime, ten iki perdirbimo linijos turbūt reiškia parėmimo neturėtų būti kalbos. Mes savo kol kas taip mintyse užsidavę ribas pagal galimybę perdirbti ir parduoti. Mes truputį save ribojame, kad mes galėtume patys savarankiškai perdirbti tokiu būdu, kad nenukentėtų kokybė. Labiausiai tai norisi išlaikyti tą gamybos būdą, tą kontaktą su gyvuliu ir kontaktą su sūriu ir kontaktą su pirkėju. Jeigu mes bent vieną ryšį prarasim, mes nebūsim tas, kas mes esame, mes tada jau truputį meluosim, truputį apsimetinėsim. Daug kas galėtų pasakyti, kad Audriaus patirtis unikali, nes ūkininkavimo filosofija labiau primena atostogas kaime. Tačiau pieną perdirbti galima ir gerokai stambesniuose ūkiuose. Puikiausias to pavyzdys po reklamos. $60 melžiamų karvių ir tona perdirbto pieno kasdien. Tokia būtų trumpa statistika. Tačiau jokie skaičiai neatspindi sviesto, sūrio ar grietinės skonio, pelnytų klientų pasitikėjimo ar tikėjimo tuo, ką darai. Kadaise ūkyje melžiamą pieną pradėję perdirbti tam, kad išgyventų, šiandien Prienų rajone ūkininkaujantys Pažėros kitokio ūkio neįsivaizduoja. Mane mažai jaudina dabar ten tos skelbiamos didėjančios, mažėjančios to pieno supirkimo kainos. Mes iš esmės 4 metai jų praktiškai nekeičiam ir kol kas keist nesiruošiam, nežiūrint ten pabrangs tie pieno produktai parduotuvėje ar nepabrangs. Čia dabar planuoja keltą, reiškia, pieno supirkimo kainą. Mumi tai praktiškai nejaudina. Pagrindiniai Jurgio Pažėros ūkio produkcijos vertintojai – Kauno pirkėjai. Jie nuolat vertina pieno skonį ir kokybę, tačiau visą savo ūkyje pagamintą pieną perdirbantis ir tiesiogiai vartotojams parduodantis ūkininkas klientų trūkumų nesiskundžia. Pasidarė tokios supirkimo sąlygos, kad jokių būdų neapsimokėjau laikytų karvių, 45 centus pradėjau mokėti už litrą pieno, tai čia gerokai žemiau negu savikaina ir taip greitai neperėsi ant mėsinių galvijų, tai paprasčiausiai buvo kažkiek tai
iki protingos ribos, reiškia, nuleisti tie maisto veterinarijos reikalavimai. Šiaip jau buvo toks kaip ir, ir savotiška agitacija, kad gaminam ir viską, ir pabandėm. Kol kas apsimoka, kai bus toliau nežinau, čia tie įstatymai gal pasikeis, gal ten sugriežtės čia kažkas, tai be konservantų ten pas mus ta visa produkcija, be nepasterilizuotas, galiojimo laikas tas labai jau ribotas. Išperka labai greit. Vasarą gal truputėlį tenais mažiau, kas išvažiuoja į Palangą, vaikam atostogos, manau, kad kaimuose irgi gyvena, vasaras leidžia. Nuo rugsėjo vėl pagerėjo. O žiemą trūksta masiškai pieno. Kiek būtų, tiek ir išeitų. Pagamint varškę ant virtuvės, reiškia, plytos iš puodo pieno, tai visai ne tas pats kaip iš 300 litrų katilo. Jau čia yra kiti tie režimai, reiškia, rūgimų, iš esmės čia mikrobiologija pagrįsta visas. Gelbėjau tai, kad mano žmona baigus gamtos fakultetą, reiškia, biofizikos specialybę. Ir abu mes dirbom pakankamai daug metų pramonėje ir tą visą įrengimų, tą derinimų, turėjom mes patirtį tam. O čia viskas daroma senais lietuviškais, kaimietiškais receptais remiantis. Nėra čia sudėtinga, reikia tik tai įgūdžių, o jie atsiranda dirbant. Pieno šaldytuvas, tonos talpos, į jį kiekvieną rytą pripilam pieno tiek, kiek reikalinga išfasuoti rytiniai ir vakariniai prekybai. Ir toj patalpoje jis yra išpilstomas į 1,5 litro talpos butelius. Ir dalis jau išvežama rytiniai prekybai ir kita likusi dalis išvežama po pietų. Pažėrų ūkio dideliu nepavadinsi. 60 melžiamų karvių, 10 hektarų nuo savo žemės ir dar 80 nuomojamos. Per dieną čia perdirbama vidutiniškai po toną pieno. Nemažą paklausą tarp pirkėjų turi tiesiog į butelius supilstytas natūralus pienas. Bet kaip sako pats ūkio šeimininkas, žmonėms reikia pasiūlyti visą pieno produktų asortimentą. Išsaperuotos grietinės bus mušamas sviestas. Sviestas čia sumušamas per kokią 20 minučių, po to didesnis daug darbas jį yra išplauti kokius 3 kartus. Išplovimui dėja neturim jokio dar mechanizmo, kol kas nesugalvojom ir nupirkti nieko panašaus nerandam. Kažkaip žiemą labai paklausi būna varškė ir sūriai jų amžinai trūksta. Nuo sviesto mes, kadangi primilžiai žiemą yra natūraliai mažesni, neišvengiame mes to, reiškia, verčiajimuose sezoniškumu, tai sviesto tai pastoviai trūksta. Labai padidėja grietinės paklausa atsiradus daržovėm. Ūkininkas šį pieno perdirbimo cechą įsirengė savo lėšomis. Dalį įrangos nusipirko iš maitinimo įstaigų, kai ką drauge su sūnumi susiremontavo, o kai kuriuos įrengimus tiesiog perdarė ir pritaikė pieno perdirbimui. Jeigu šis cechas būtų įrengiamas dabar, ūkio šeimininkai galėtų įsigyti specialiai pieno perdirbimui skirtą įrangą, o dalį išlaidų padengtų Lietuvos kaimo plėtros 2007-2013 metų programoje numatyta parama. Mat iki birželio 14 dienos renkamos paraiškos paramai pagal žemės ūkio valdų modernizavimo priemonę gauti. Jų numatyta skirti pieno perdirbimo ūkiuose projektams, kai prašoma paramos suma nedidesnė kaip 150 000 litų. Bus remiamas gamybos priemonių įsigijimas, tai konkrečiai, kas susijęs su pieno gamyba, tai melžimo įrangos įsigijimas, ten gyvulių, pavyzdžiui, šėrimo įrangos įsigijimas, priežiūros priemonių įsigijimas. Taip pat bus teikiama parama ir technologinių įrengimų įsigijimų, tai konkrečiai, kas yra susijęs su pieno perdirbimu, transporto priemonių įsigijimui, pieno produktams transportuoti, gamybą, tai yra statybą remsim ir rekonstrukciją gamybinių pastatų, infrastruktūros įrengimą valdoje, jeigu tai bus susiję, žinoma, su pieno gamyba,
jo apdorojimu ir perdirbimu. Kas yra keiščiausia, iš esmės, bent aš Kaune nepastebėjau nei vieno naujo šitos natūralios gamybos rinkos dalyvių. Nežiūrint į tai, kad vykdomi seminarai, tai yra tikrai sudėtingas, nelengvas ir įtemptas darbas. Išlaikyti kasdieninius režimus ir išlaikyti kokybę, kitaip prarasi rinką, yra pakankamai sudėtinga. Pelningumo atžvilgiu, aš neslėpsiu, tai yra tikrai daug naudingiau negu kad pieną parduoti perdirbimui. Parama buvo teikiama ir 12 metais, bet kadangi žemės ūkio valdų modernizavimo priemonė yra labai populiariai, aišku, lėšų kiekis šiai priemonė yra skirtas pakankamai didelis ir sudarė beveik 1,5 milijardo litų. Bet dalykas yra tai, kad buvo Europos komisijos skirtos lėšos konkrečiai pieno sektoriui restruktūrizuoti. Tai reiškia skatinti žemės ūkio subjektus gaminti didesnės pridėtinės vertės produktą. Aš manau, teisingai yra kryptis ir šito reiktų nenutraukti, o kaip tik skatinti, kad išgyventų smulkesni ūkiai. Galbūt net koks pasijungtų ir didesnis ten tas ūkis ar bendrovė. Tada automatiškai susireguliuotų, manau, ir pieno kainos. Ir perdirbėjai taip labai nebūtų jokių kartelinių susitarimų ir panašiai. Jau nebe pirmus metus pieno perdirbimu užsiimantis ūkininkas sako, kad kol kas taip dirbti apsimoka. Didinti bandos ir primilžių jis kol kas neketina. Atvirkščiai, sako, kad jo ūkyje holšteinizuotos karvės nepasiteisino. Ir dabar jis po truputį grįžta prie netokių produktyvių, bet atsparesnių mūsų sąlygoms lietuviškų juodmargių. Ūkininkas pasigodė, kad ūkio plėtrą stabdo ne tik žemių, bet ir personalo stoka. Per visus karus, per visus maro epidemijas, per viską Lietuvos valstybė įsilaikė kaimo sąskaitą, o iki ko mes dabar daėjom. Kad jau net iš kaimynų aš nebeturiu ką pasamdyti. Visiems geriau gauti pašalpą ir sėdėti namuose, televizorių žiūrėti. Ir tai yra kaip narkotikai. Ir sėdi, žiūri ir tu jį nepakelsi net šieną, jeigu lyja. Dabar įdomu, sako. Jeigu dabartinio ministro idėjos ir siekiai įsipildys ir jeigu bus iš esmės atsigręžta į, reiškia, gyvulininkystės tokią rimtesnę paramą, tai be abejo bus gerai. Greičiausiai visi pieno ūkių šeimininkai mielai sutiktų už pieną gauti 5 kart daugiau, nei moka pieno perdirbėjai. Pasirodo, kad tokių, o gal ir net dar geresnių rezultatų galima pasiekti, pradėjus ūkyje pieno perdirbimą. Tiek norėjome parodyti jums šį rytą. Susitiksime lygiai po savaitės, sekmadienį 9:30 per LNK. O laidos kartojimo, kaip visada, ieškokite lnk.lt video galerijoje LNK Go. Likite sveiki. Europa investuoja į kaimo vietovės. Projektą remia Europos žemės ūkio fondas kaimo plėtrai ir Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija.